Sveiki sugrįžę į Kerniaus laiškai iš ateities podcastą. Šiandien šeštoje dalyje kalbėsim apie ateivių technologijas ir kodėl paskutinį šimtmetį galime vadinti prarastų šimtmečių, prarastų žmonijai. Leiskit padaryti truputį įžangą iki to. Pamenu, mama ir draugai sakė, Kerniau, bet tu buvai toks švytintis ir toks linksmas pirmoje laidoje, bet atleiskite, aš kartais irgi turiu teisę liūdėti. Ir šiandien truputį gal bus liūdesio ir jums, bet apie tai labai svarbu kalbėti. Ir kaip įžanga, kuri netiesiogiai susijusi, bet man susijusi moraliai yra tai, kad aš užaugau sovietmečiu, aš gimiau 81 metais. Tai buvo laikai, kai jeigu tu neturėjai pinigų, buvai vargšas, jeigu turėjai nors truputį pinigų, vis tiek buvai vargšas, nes tiesiog ateidavai į parduotuvę ir už tos rublius nebuvo ką pirkti. Aš prisimenu tokias graudžias istorijas, kaip aš kaip vaikas nežinojau, kas yra bananai, bet kartą per metus, kai kažkas jų atvežė, mes 3 valandas su viršum stovėjome eilėje ir kai atstovėjome jų neliko, jūs galite įsivaizduoti vaiko ašaras, kad jisai 3 valandas stovėjo, tikėjosi paragauti bananą, bet taip ir neatsitiko. Ar kitos istorijos, kurias ir jūs žinote, kad vaikai augdavo mokyklose ir visur kitur ir galėdavo tik pasvajoti apie džinsus, bet jų niekada taip ir neturėjo, kol išaugo. Tai kodėl aš apie tai kalbu? Dėl to, kad aš galvoju, kad kartais tas mūsų liūdesys ir suvokimas, kad ten, kur esam, mes nebenorim būti, kad mūsų tai netenkina, kad tai yra negerai. Ir tas liūdesys ir tas noras, kad būtų kitaip, gali būti labai stiprus motivatorius ir gera proga augti, gera proga keistis pačiam, gera proga padėti keistis pasauliui, negu apsimesti, kad viskas yra gerai ir kad ne, aš neliūdžiu, man visada viskas gerai, ne, tikrai aš kartais liūdžiu. Tai keliaukim apie ateivių technologijas ir kodėl tai yra prarastas šimtmetis. Kai pirmieji net pažįstamų skraidančių objektų susidūrimai atsitiko ir buvo galima pastebėti, kad be abejo iš karto atsirado karinių struktūrų noras perimti tuos laivus, atsirado pirmieji elektromagnetiniai ginklai ir tie susidūrimai nebuvo, kad ateiviai nemoka vairuoti savo laivų, bet buvo tiesiog netikėtumo dalykas, kad tiesiog žmonija sugebėjo panaudoti savo pirmosius elektromagnetinius ginklus ir vietoj taikaus susitikimo su nežemiškos gyvybės kilme, bet tiesiog kaip ir visada grobuoniškai naudosi, kad būtų gerai perimti tokias technologijas, būtų gerai turėti karinę pažangą ir taip toliau, taip toliau. Aš nelysiu detalės, tiesiog liūdna tai žinoti, liūdna žinoti, kad iš karto mūsų susidūrimai su nežemiškos gyvybės kilme, kaip ir visada, yra labai tokie blogąja prasme žmogiški, kad mes norime kažkokios vėl naudos, mes norime į tai žiūrėti kaip susidūrimą, kur kažką iš to mes laimėtume ir ne pačiu gražiausiu būdu. Bet keliaukime toliau, nenoriu ties tuo sustoti. Iš esmės, kas vyko toliau, tai toliau įsijungia tokie procesai kaip atvirkštinė inžinerija, reverse engineering. Buitinį pavyzdį galiu pateikti labai lengvą ir net ir sovietmečiais tai jums gerai pažįstamas, kai sovietai paėmė italų Fiat modelį, labai gražų kompuotą modelį ir jį pavertė Lada. Ir jie be jokio sąžinės graužimo tiesiog gamino tai kaip savo automobilį ir juo didžiavosi, koks jisai gražus. Nu, ta prasme, come on. Bet esmė yra labai paprasta atvirkštinė inžinerija, tu tiesiog pasimtum svetimą automobilį, išardytum, kas yra po kapotu, pasižiūrėtum, kodėl prieki reikalingos grotelės, reikalingųjų orui patekti, kad variklis nekaistų ir taip toliau, tu gali tiesiog ardyti, žiūrėti sąryšį, žiūrėti kaip veikia, jeigu kažko nesupranti, bandytis, vėl žiūrėti, jeigu ne taip, kitaip ir taip toliau, bet tikrai atvirkštinė inžinerija žmonija yra pakankamai protinga tai daryti ir net apie dalykus, kurios mažiau supranta, pasitelkusi savo geriausius protus. Tai liūdna, bet atvirkštinė inžinerija, kuri galėjo duoti žmonijai pažangą ir na gerai, kad ir negražiu būdu pasimta iš ateivių ne dovanų, o tiesiog tokiu būdu perimant, bet galėjo atnešti labai gerus dalykus. Pirmas dalykas, ir tai yra realu, aš nejuokauju ir tai nėra sąmokslo teorijos, nemokama energija.
Iš esmės yra klaidinga manyti, kad kosmose yra tuščia, kad tai yra vakuumas. Jeigu įsivaizduotume Žemės planetą, kurią supa oras, tada yra tuščia, yra vakuumas, tada yra Mėnulis, Marsas ir visa kita, kai tu pasieki kažkokią kitą planetą, ten prasideda materija. Taip nėra. Iš esmės yra eteris, yra tarsi visą visatą jungiantis sluoksnis, audinys, kuriame yra neišsenkanti energija. Ir būtent ateivių laivai, ypač kai reikia daug energijos tarp galaktiniam kelionėm, kai laivai keliauja didesniu greičiu negu šviesos greitis ir keliauja visiškai kitaip, negu mes galėtume pagalvoti, tai nėra judėjimas iš taško A į tašką B, bet yra keliavimas tarp dimensijų, tai ten reikia labai daug energijos ir ta energija yra nemokama. Įsivaizduokite, jeigu tą technologiją leistume savo kaip žmonija naudoti jau dabar, mums nereikėtų naftos, mums nereikėtų deginti dujų šildymui, mums nereikėtų elektros gaminti atominiais ar kažkokiais kitais būdais. Gerai, ačiū Dievui, dabar mes gaminame saulės panelėmis ir kitais tvaresniais būdais, bet aš turiu omeny, net ir tai palyginus atima žemės plotą, kurį mes uždengiame nuo saulės ir taip toliau. Tai yra nemokama energija, kurią mes galime naudoti ir ta technologija jau yra. Tiesiog jinai yra neprieinama žmonijai dėl to, kad tai yra kažkieno elitinėse rankose. Ir truputį nušoksiu prieš judėdamas apie kitas ateivių technologijas, kurios jau yra pasiekiamas žmonijai, apie tai, kaip taip yra įmanoma, kad žmonija apie tai nežino ir kad kartais net ir nežino aukščiausi valdžios pareigūnai. Aš turiu omeny, jeigu mes kalbėtume apie Ameriką, yra projektai, apie kuriuos nieko nežino net ir Amerikos prezidentas arba CŽV vadovas ir taip toliau. 6., 7., 8. dešimtmetyje, kai prezidentai dar žinojo, buvo toks istorinis momentas, kai vienas iš prezidentų, jisai sakė, tai yra nuostabu, pasinaudokim tuo žmonijos pažangai ir tam, kad būtų taika pasaulyje. Čia sustosiu, norisi vos ne minutės tylos, kad tai būtų taika pasaulyje, kad žmonija būtų daug geresnėme kelyje. Ir jam pasipriešino kariuomenės ir kitos struktūros ir ta prasme iš esmės nuo to momento sekantis prezidentai nebepriėjo prie tos informacijos ir iš esmės būtent karinėse struktūrose gimė projektai, prie kurių nebegali prieiti nei valdžia, nei privatus sektorius dėl labai keistos, bet gudrios struktūros. Aš ją labai trumpai apžvelgsiu, nes popierizmas niekada nebuvo mano mėgstama dalis, bet iš esmės to idėja yra tokia hibridinė struktūra, kur yra atvirkštinė inžinerija ir vystomas kaip pavyzdys antigravitacinis erdvėlaivis, Lockheed Martin kartu su vyriausybės kažkokia struktūra, bet tuomet ateina kažkas, kas domisi tuo ir sako, leiskit man suprasti, apie ką yra tas projektas, kur mes esame, kiek pinigų tam išleidome, kiek dar reikia, kad tai būtų galima naudoti ir taip toliau. Ir tiesiog tam žmogui iš valdžios struktūros, kad tai būtų senatorius ar dar aukščiau, sakoma, ne, tu neturi prieigos teisų, nes tai yra specialios paskirties projektas, prie kurio gali tik tai riboti žmonės prieiti. Ne? Ir tokiu būdu taip išeina paradoksalu, bet slaptas projektas, prie kurio pati valdžia neprieina ir daugeliu atveju dabar net ir pats prezidentas neprieina, ar CŽV vadovas neprieina, ta prasme ir tu galvoji, kaip, bet tiesiog raktas, kaip jie tą padarė, yra labai paprastas. Kai ateina toks užklausimas iš valdžios, kad yra labai svarbaus žmogaus, jam sakoma, čia yra privatus projektas, Lockheed Martins arba kažkieno kito, ne, ir ta prasme jūs neturite teisę žinoti, tai yra privataus verslo paslaptis. Paprasta žmonių kalba pasakyčiau labai panašiai, kai valdžia sakytų atėjusi Coca-Cola gamyklą, parodykit mums Coca-Colos receptą ir Coca-Cola sakytų, ne, tai yra mūsų privataus verslo paslaptis, taip mes gaminame Coca-Cola, bet jūs negalite žinoti recepto, tai yra mūsų verslo paslaptis. Ir tokiu būdu sukuriamas neprieinamas barjeras, kai negali prie to prieiti. Iš kitos pusės vyksta lygiai tas pats. Kai kažkas, tarkim, dirbantis toj pačioj įmonėje kaip Lockheed Martins, vienas iš vadovų, bet ne tas, kuris turi prieigos teisės prie to slapto projekto, sakytų, aš noriu pasižiūrėti, kaip sekasi mūsų ten tokiam ir tokiam projektui, aš girdėjau, kad yra projektas tokiu pavadinimu, jam atsakytų,
Tu negali to žinoti, tai yra top secret vyriausybei daromas projektas ir tik tai vos keli žmonės turi prieigos teisę prie to. Tai vat kaip matote, iš abiejų pusių bandant prieiti tiek iš vyriausybės pusės, tiek iš privataus sektoriaus tu gali sukurti tą tokį dirbtinį barjerą, kad neva tai niekas negali apie tai žinoti ir dėl to gaunasi, kad tik tai elitiniai keli žmonės, kurie dėja pagal pavardės, o ne pagal pareigas, turi prie to prieigą ir naudoja tai savo galiai ir įtakai. Tai tas yra tikrai labai liūdna, ne? Kad iš tikrųjų technologijos, kurios galėtų pasitarnauti žmonijai, jos netarnauja žmonijai, tarnauja kažkam ir tarnauja labiausiai, pavadinkim, karo tikslam. Tai aš minėjau nemokamą energiją, tada aš jau ką tik paminėjau antigravitaciją. Galite įsivaizduoti, kai mūsų oro uostose leistųsi lėktuvai ne tie, kuriems reikia degalų, ir kaip mes teršiame planetą su kiekvienu skrydžiu, bet tai leistųsi erdvėlaiviai, kurie turi antigravitacinius variklius. Aš to norėčiau, tikrai nuoširdžiai norėčiau ir ne tik dėl pažangos, nes mane visada labai domino aviacija, kosmonautika ir kiti dalykai, bet tiesiog dėl to, kad aš nesuvokiu, kaip mes galime nesnaudoti nemokamą energiją, nesnaudoti antigravitaciniais dalykais žmonijos labui, vien dėl to, kad kažkas siekia išlaikyti tai savo rankose. Ir tik trumpai paminėsiu kitus dalykus, nes nedaug žinau, bet yra ekologiniai sprendimai, kurie padėtų išvalyti oro taršą, vandens taršą, visą kitą taršą. Yra naujausi sveikatos sprendimai, apie kurius net nepatikėtumėt, jeigu sužinotumėte, kokie jie yra galingi. Yra su sąmoningumu susijusios technologijos. Ta prasme, dabar yra labai nedaug žmonių pasaulyje, kurie turi tokį išvystytą sąmoningumo aukštą lygį, kad jie galėtų nusileisti, kaip čia pavadinti, tarsi per meditaciją į tokį gilesnį sąmoningumo lygį, kad galėtų išeiti iš savo kūno. Tai tas vadinamas astralinis keliavimas, out of body experience, išėjimas iš savo kūno. Ir tuo būdu, jeigu žmogus tai sugeba padaryti sąmoningai, jisai iš esmės gali keliauti bet kokią vietą ir ne tik tai Žemės planetoje ir tai stebėti, tai vadinama nuotoliniu stebėjimu, remote viewing, bet jisai gali stebėti bet kur. Iš principo tu gali keliauti, nežinau, į Marsą, Neptūną ir panašiai ir stebėti ir pasakoti labai smulkės detalės. Iš principo, mums tada nereikėtų siųsti zondų į Marsą ir visur kitur, jeigu mes tokiom techniškai palaikomom sąmoningumo formom galėtume padaryti labai daug darbų. Kodėl aš vadinu techniškai palaikomom? Nes iš esmės per meditaciją vos vienas kitas žmogus gali pasiekti tai. Tuo tarpu technologiškai, tai pavadinkim kaip su šalmu, tą padarius, nėra, kad bet kuriam žmogui uždėtum ir jisai sugebėtų tai padaryti, tačiau pastangų jau reikia gerokai mažiau. Kitaip tariant, kad vidutiniškai pasiekiantis medituojantis žmogus, nežinau, kas yra vidutiniškai, aš turbūt net savęs nelaikyčiau tokiu, kuris tenai tam tiktų, bet jau galėtų dėka tų elektrodų ir sustiprinimo, elektroninio sustiprinimo, tai padaryti žymiai greičiau. Tai visi šitie dalykai, ne? Ir tuomet kyla vienas esminis klausimas, tai kodėl tai yra nepasiekiama žmonijai. Ir bet atsakymas yra labai paprastas ir turbūt jūs jį jau žinote, bet iš esmės taip kaip visos tironijos, ar tai būtų Putino režimas, kur jam nesvarbu, kiek kadencijų jisai nori sėdėti valdžioje, jis sėdi, ar tai būtų kiti totalitariniai režimai, ar tai būtų kariuomenės valdomos šalis kaip Mianmaras ir taip toliau, visada viskas atsigręžia į pinigus, norą būti valdžioje, norą išlaikyti galią ir tai nėra jokių būdų niekaip tarnavimas žmonijai, nėra tarnavimas tautai, nėra tarnavimas pasauliui. Tai yra labai liūdna. Jeigu ieškotume pavyzdžių ir kur yra tame pavojai, tai aš pasakyčiau, kad net ir su nežemiškos gyvybės atskleidimu, būtent čia ir yra pavojus. Aš nežinau, ar jūs matėte, bet buvo vienas iš Trumpo postų, kuriame deepfake nuotrauka buvo panaudojama, kaip čia pasakyti, jinai suredaguota ir pakeista, bet iš esmės už Trumpo eina ateivis, kuris yra surakintas antrankiais. Ta prasme, aš mačiau tą nuotrauką, galvoju,
what the fuck, aš iš karto, sorry, iš keiksmažodžius eteryje, aš iš karto paklausiau savo intuicijos, ar tai yra tikra ar ne, ar ta prasme tai yra paveiksliukas, kuris prikurtas. Tai intuicija atsakė, kad tai yra keistas paveiksliukas, kad ta prasme nėra tokio kadro, nėra tokio ateivio su rakintomis rankomis. Tai labai liūdna, nes tai pasako kitą dalyką. Jeigu mes tikėjomės, kad kažkada valdžia Amerikos ar kažkokia kitokia padarys pilną atskleidimą apie nežemiškos gyvybės kilmę, apie kitas civilizacijas, apie technologijas, kurios jau yra mūsų rankose ir galėtų padėti žmonijos kilmiai, tai mažai tikėtina. Ta prasme, labiau tikėtina yra, kad valdžia, net jeigu ir bus priversta vienokiu ar kitokiu būdu po truputį atskleisti tą informaciją, kiekvieną kartą stengsis tą panaudoti labai savitai ir savais tikslais. Tai čia yra pagrindinis pavojus, kad ta prasme, realiai, jeigu iš pagrindinės žiniasklaidos, kuri įtakojama valdžios struktūrų, mes gausime žinutės, pasirodo, tomis žinutėmis mes negalime pasitikėti arba galime pasitikėti tik iš dalies. Ir būtent dėl to dalis mano pažįstamų ar ezoterikos ir dvasinės bendruomenės žmonių, kurie šneka apie filmą Tiesos atskleidimas, apie kurį kalbėjau praėjusią laidoje, jeigu yra kritiški ir jeigu sako, kad tai yra negerai arba tai yra keistų kampų pateikta, aš iš dalies su jais sutinku, taip, nes iš esmės tame filme ateiviai pateikti tik tai pilki ateiviai, galima galvoti, kad ateiviai, taip, aš žinau, jie yra aukštesnio sąmoningumo negu mes, bet jie nėra dievai, ta prasme, tai nėra dievybės. Jeigu kažkas sugalvotų iš to daryti religiją, tai yra labai bloga idėja. Jeigu kažkas galvotų iš to organizuoti žmoniją prieš ateivius, susivienykim Žemės planetoje, kad mes prieš visą likusią visatą, tai irgi yra dar blogesnė idėja, tai yra dar blogesnė idėja negu Trečias pasaulinis karas. Tai šitie dalykai ir kai aš kalbu apie tai, kad ateivių technologijos iš dalies jau yra pasiekiama žmonijai, tiesiog labai ribotose rankose, įsivaizduokite, kad tarkim Lockheed Martin sukurtas erdvėlaivis antigravitacinis lėktuvas, grubiai tariant, jisai būtų panaudotas dezinformacijai. Toks erdvėlaivis būtų pastatytas virš karinio oro laivyno, arba toks erdvėlaivis būtų pastatytas, ar lėktuvas būtų pastatytas virš atominio ginklo vietovės ir panašiai, ir tiesiog žiniasklaida turėtų galimybę tai nufilmuoti, bet būtų pateiktas skriptas ir naratyvas, ką reikia sakyti, kad žiūrėkit, ateiviai naudojasi ir domisi mūsų atominiam technologijom, jie čia nori mus nugalėti, invaziją, užpulti ar dar kažką. Tai tiesiog per baimę, per tokį naratyvą galima paveikti žmonės ir juos suvienyti visai ne tam tikslui ir visai ne tą kryptim. Iš esmės žmonija, norėdama judėti aukštesniam sąmoningumo lygiui ir taip toliau, ir jeigu mes iš tikrųjų norim būti kosminės šeimos dalimi, tarpgalaktinė dalimi, tai pirmą etapą, kurį turim peržengti, tai peržengti į taiką, į globalią taiką, ir to labai nenori esamos valdžios struktūros, nesvarbu, kas tai būtų Rusija, Amerika, Kinija ar dar kažkas. Ta prasme, jiem tai yra nepatogu. Kodėl nepatogu? Vėlgi valdžia, pinigai ir taip toliau. Be to, sugalvojus dirbtinį suvienijimo tikslą, kaip tarkim žmonija prieš ateivius, vėlgi tu gali kelti mokesčius, pasigristi, kodėl tau reikia išleisti milijardus dolerių tokiam ar kitokiam tikslui, ten vystyti kosmoso ginklus ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, tiesiog tau atsidaro vėl galimybės naudoti pinigus blogiem tikslam. Tai nenoriu daug apie tai kalbėti, nes tiesiog gali apimti liūdesys ir galvoti, spausiu to išmygtuką išjungti šitą podcastą. Todėl aš noriu įdėti į paskutinę dalį, kad vis dėlto, o kas iš to ir ką kiekvienas mes galime padaryti. Pirmas dalykas, tai viduje su tuo nesutikti, nes ta prasme, visos tavo mintis, visa tavo energija, viskas, ko tu tiki, atsispindi kvantiniam lauke, visa tai atsispindi visatoje. Kodėl aš tai sakau ir gal vėlgi panaudosiu mūsų išsilaisvinimą iš Sovietų sąjungos, mūsų sąjūdį, dėl to, kad
kuo daugiau žmonių Lietuvoje, o šiuo atveju, kai kalbam apie daug labiau globalius virsmus, kuo daugiau žmonių Žemės planetoje nesutinka su nuolatiniais karais, nesutinka su tuo, kad mes naujausias technologijas naudotume tarsi kaip ginklus būsimai grėsmei tauta prieš tautą arba Žemės planeta prieš kitas civilizacijas arba panašiai, tuo tai yra svarbiau. Aš dar kartą priminsiu, bet turbūt jūs žinote, kad žemos vibracijos kaip baimė, neapykanta, susipriešinimas, galvojimas, kad aš esu kitoks negu kiti ir visi kiti dalykai, jie iš tikrųjų tarnauja blogiems dalykams. Per baimę ir yra valdoma visuomenė, būtent todėl ir yra nesibaigiantis karai, nesvarbu ar mes imtume Rusiją, kuri nuolatos lenda į kažkokią kitą valstybę, paskutiniu metu tai yra Ukraina, bet prieš tai buvo Gruzija ir kitos valstybės, ar tai kalbėtume apie Ameriką, nes Amerika liūdna, bet irgi dėja tie nuolatiniai karai nėra, kaip mes kai kurie naiviai galvotume, kad yra pasaulio tvarkos palaikymas, dėja toli jiems irgi reikia būtent dėl tos pačios priežasties, karo pramoniai, baimės palaikymui ir taip toliau. Ir vis dėlto mes atsigręžtume į teigiamus jausmus, į geraširdiškumą, į vienas kito palaikymą, į meilę, į nepasidavimą baimėms ir visus šitus dalykus. Ir tuomet visą tai, kas bando mus įbauginti, visą tai, kas bando sukelti mums baimę dėl artėjančio karo Lietuvoje arba kažkokių kitų dalykų, jie tada tampa staiga bedančiai. Nes manęs visiškai neįbaugino skraidantis balionai iš Baltarusijos į Vilniaus pusę. Ta prasme, aš vis tiek keliavau į Egiptą, jeigu būtų vėlavęs lėktuvas ir nebūčiau išskridęs iš Vilniaus, vėlavo. Nu ir gerai vėlavo, bet ta prasme, tiesiog aš tai žiūrėjau tam tikrą prasme su juo, kur gavau vaikų darželis, nu ta prasme, vaikų darželis, tai yra taip juokingo, bet aš neįsileidau tamsesnių emocijų, kad ta prasme, kažkokio pykčio ar neapykantos Baltarusijai ar kitiem dalykam. To nereikia. Antras dalykas, kad jeigu jūs galvojate, kad o veiksmais negalite kažkaip prisidėti, galite ir tam nebūtina mesti gyvenimą, mesti darbą ar kažką daryti tik tai tą kryptim. Natūraliai sinchroniškumai gyvenime ir visata atras, kaip jūs galite padėti. Vėlgi iš sąjūdžio laiko aš prisimenu, kaip mano tėvai prisidėjo prie vėliavėlių spausdinimo ir kai reikėdavo su tokiu presu užspausti vėliavėlę ant stiebo, ant koto, kad tu ją galėtum laikyti. Aš prisiminiau kaip vaikas, kad aš irgi prie to prisidėjau, man irgi leido užspausti jas. Taip pat prisimenu, kad buvo šviečiamos ir dauginamos knygos, ranka įrišamos ir taip toliau. Ir aš nesakau, kad mes tai darysim tokiu būdu. Bet kiekvienas iš mūsų gali atrasti būdą, kaip prisidėti. Vieni galbūt prie darom akcijos ir kad būtų šiukšlių mažiau mūsų šalyje. Kiti galbūt per podcastą, kaip šiandien, kai aš kalbu. Treti dar kažkaip. Jūs kiekvienas atrasite būdą prisidėti prie to, kad žmonija judėtų į priekį. Trečias, bet tikrai ne pats mažiausiai svarbus, o ko gero pats svarbiausias dalykas, ką galite padaryti, tai ugdyti savo sąmoningumą ir ugdyti intuiciją. Kodėl? Dėl to, kad yra, kai tiek daug dirbtinio intelektų sukuriamo turinio, kai yra tiek daug dezinformacijos, kai yra tiek daug sąmokslo teorijų, kurias jūs nebegalite atskirti, kurios yra tikros, o kurios yra tiesa, kur yra neįtikėtina informacija, bet jinai yra teisinga ir verta ją žinoti, kur yra neįtikėtina informacija, bet tik tai clickbaitas, kad jūs paspaustumėte ant to kažkokią nuorodą ir kad kažkas gautų apie tai dėmesį. Tai intuicija būtent tai ir padeda padaryti. Aš kaip ruošiausi šios dienos podcastui, tikrai man intuicija padėjo labai daugybę kartų pasitikrinti, ar informacija, kurią ketinu pasakoti, yra tikra ar ne. Ir jeigu tai būtų tik analitinis protas, kuris galėtų sugalvoti 50 argumentų už arba prieš, kad ta informacija tikėt arba ne, niekaip neateičiau į šią laidą su tuo vidiniu žinojimu, bet kai tai padarai per meditaciją, per intuiciją, kai nusileidi giliau ir pasitikrini, kurie dalykai yra tikrai tiesa, tada gali kalbėti ir arba šiuo atveju klausytis ir žinoti, kuo gali pasitikėti. Na ir paskutinis dalykas, ketvirtas dalykas, tai būti skeptiškiam ir pagrinde, tai būti skeptiškiam pagrindinė žiniasklaida. Kodėl? Dėl to, kad iš esmės kažkokių kosminių naujienų ar naujienų apie nežemišką gyvybę Lietuvoje nėra mūsų asmeninių tikrų naujienų, mes iš esmės tik tai kopijuojam ir išverčiam iš kitų kalbų. Tai jeigu Amerikoje kažkas pasakė A,
mes tiesiog išverčiam ir pasakom, tai šiuo atveju, jeigu tai ateina iš mainstream, iš pagrindinės žiniasklaidos Amerikoje, tai didelė dalimi tai yra vis dėlto netiesa arba pakeista tiesa, pakeistas kampas. Ta prasme, vietoj to, kad pasakytų labai skaudžią ir nepatogią teisybę, kad atominis ginklas negali būti paleistas, negali būti trečio pasaulinio karo, nes nei Rusija, nei Amerika, nei kitos šalis nebegali to padaryti. Mūsų nežemiškos kilmės pusbroliai, pavadinkim taip, jie pasirūpina, kad paleidimo kodai neveiktų, kad būtų užskremblinta informacija, kad prasme būtų užstatyti tos vietos, iš kurių buvo ketinama leisti jų erdvėlaivis ir taip toliau. Ta informacija yra nuslepiama, nes kitu atveju valdžia pasirodytų bedantė. Mes turim atominį ginklą, kai iš tikrųjų neturim, nes negalim to panaudoti. Ta prasme, žmonija nebegali panaudoti atominio ginklo ir ačiū Dievui, kad taip yra. Bet tuomet niekas nedraudžia blogąją prasme valdžios struktūrom pakreipti žinutės ir sakyti, buvo užfiksuotas erdvėlaivis virš atominio ginklo, ateiviai domisi mūsų ginklais ir tai yra blogai, mes čia turim ruošti kosminius ginklus ar dar kažką, ne? Tai šitie dalykai, būkit iš tikrųjų skeptiški pagrindiniai žiniasklaidai, lavinkit intuiciją, lavinkit per meditaciją kitus dalykus, gebėjimą nusileisti giliau į savo sąmoningumą, kad tikrai galėtumėte patikrinti, kas yra tiesiog, kas ne. Tai ačiū, kad klausėt. Tikrai šiam tema ateivių technologijos, aš suprantu, sudėtinga tema, bet jinai tikrai labai įdomi. Ir prarastas šimtmetis yra būtent dėl to, kad mes jau galėjome išsivaduoti iš daugybės problemų, klimato kaitos problemų, per nemokamą energiją, per antigravitacinius lėktuvus ir kitus dalykus, ir dėja viso to neturim, nes viso tai yra elitinėse rankose. Tai yra liūdna, ir jeigu galvojate, kad tai yra sąmokslo teorija, irgi viskas okei. Ateis laikas ir kai tos technologijos per artimiausius 10-20 metų pasieks jūs, pamatysite, kad tai buvo tiesa. Be to geroji naujiena yra ta, net jeigu tai neteitų iš valdžios, kuri galėtų išslaptinti tos projektus, padaryti prieinamą žmonijai, tai gali ateiti per kitą pusę. Ta prasme, jau dabar yra mokslininkų, kurie su nežemiškos gyvybės formų palaikymu daro tos projektus, tiesiog jie dar neišvydo dienos šviesos, bet ta prasme, tai gali ateiti ir per kitą pusę. Ne per projektus, kurios pasisavino karinės struktūros, bet per kitą pusę. Ta prasme, žmonijos planeta yra labai didelė, yra labai daug būdų tai įgyvendinti. Tai iki kitų kartų.